manau, jūs čia įdomias lenktynės sugalvojat, nes iš tikrųjų mašinas labai skirtingas. Man pačiam buvo įdomu pamatyti naują Nissaną, kadangi gatvėse jų dabar labai daug, o čia šiek tiek sportiškesnė versija, tai įdomu pabandyti, kaip jisai važiuos, kaip elgsis tokioj trasai. Aš visada, kiek čia važiuodavau su kartingu, galvodavau, kad mašinai tikrai jinai bus per siaura. Bet pažiūrėsim, galbūt kai kurias savybės padės. Dalykai, gal gali pamokint vairuoti? Pats laikas. Nežinau, iš tikrųjų, nes vairavus nei vieno iš automobilių, kartingus esu vairavus, bet šitoj trasoj labai senai, tai tikrai bijau prognozuoti rezultatus. Ir šiaip nesu profesionali vairuotoja, už vairo esu daugiau, kaip sakyti, keleivė automobilį, atlieku šturmanės darbą, tai iš tikrųjų bijau ką nors ir prognozuoti. Bet manai viskas bus gerai? Nu, Dominiko neaplenksiu, bet aišku bus gerai. O kaip prognozuotum, kas turėtų laimėti? Gal Subaru? Ką? Vidiklytės jau šukinėja. Galim važiuoti. Oi, nu žinok, net sušilau. Jam? Subaru greitesnė buvo. O kaip manai, kiek? Kiek? Nu, galim orientacinį pasakyti, su džiuku laikas yra 39,6. 39,6, ne? Ja, geriausias. Nu, tai su Subaru gal kokias 35-36 galėtų būti. 38,3. Rimtai? Tai skirtumas tik 1 sekundė? Matai? O jausmas biški kitoks, tai jausmas kartais apgauna, dėl to visada reikia laiką matuoti. Pačioj pradžiai galvojau, kad iš tikrųjų Subaru bus greitesnis, bet geriausią laiką parodžiau su kartingu.
Nežinau, gal čia įtakoja tai, kad mažesnis svoris tai pačios ir automobilio, tai geriau sekėsi su kartingu. O kaip, pavyzdžiui, galėtum palyginti Subaru ir Nissaną? Kaip jų valdomumas, galia? Važiuojant smagiau buvo su Subaru važiuoti, su Nissanu šiek tiek kliuvo tas, kad svyra automobilis posūkėse. Tai nebuvo labai malonu, bet šiaip kasdien pasivažinėti gatvėmis, tai patinka man tik. Šiaip tikėsi, kad kartingas gali aplenkti automobilius? Buvo vienu momentu tokia mintis, vien dėl to, kad čia kartingų trasa važiuosim su automobiliu, tai galvojau, kad bus sunkiau valdyti automobilį, mažiau vietos, gal reikės atsargiau važiuoti, bet kai išvažiavau, tai pasikeitė nuomonė. Tai dabar jau, kai žinau šitus rezultatus, tai galiu pasakyti, kad greičiausiai pravažiavom su Subaru, nors pagal jausmą galvojau, kad kartingas turėtų būti greitesnis, bet vis dėlto keli šimtai arklio galių, kurias turi Subaru, tai tiesiosiuose savo padarė. Labai nustebau Džiuko rezultatą, todėl kad tik sekundę atsilikom nuo geriausio Subaru laiko ir net mažiau negu sekundę nuo kartingo. Tai vis dėlto yra puikius mašinos parametrai ir net ir tokioje trasoje šitas automobilis yra visai smagus. Tai va, tai iš tikrųjų labai gerai vertinu abi mašinas. Būtų dabar įdomu ir išvažiuoti kelią sam.